pradeda. Egidijus toliau stovi ir, aišku, atstovauja tą pusę, kuri mažiau gėlė. Tai mes čia susirinkom aptarti jūsų kiemo medžių. Papasakot, kokia medžių yra vertė. Ponios nesigėdė. Kokios jūsų kieme yra probleminės vietos, kokie jūsų klausimai dėl medžių genėjimo, dėl medžių priežiūros. Aš manau, kad pasakoti apie kokią medžių naudą, aš nežinau, ar būtina. Nes nebūtina taip. Aš tiesiog šiuo metu gal pavėlavus yra moteris, irgi žaliųjų mūsų, kuri turėjo atvykti ir gyvena Rumpiškės kvartale, kurie jūs žinote, kad 3 etapais buvo rekonstruojamas tas. Tai vienu žodžiu, brandžių medžių ten buvo 90%. Daugiau nei 90%, jie praktiškai visi buvo pašalinti. Naujai atsodinti medžiai džiūna, nes priežiūra nepakankama. Tikrai nepakankama ir jūs puikiai tą žinote. Bet tas aplamai yra, Rumpiškės kvartalas daug vietų yra pelkėtų. Bet želdinių tokių pašalinimas turi savo pasiekmes. Grinai po pašalinimo labai daug rūsių buvo apsemta. Gal ir ten pažeistos linijos, bet ten, kur jų net nebuvo, bet pašalinti želdiniai, dabar yra pelkės. Ir reikia nusiurbinėti vandenį. Ta prasme, jūs turite žinoti, kad yra medžiai, ypatingai yra jų rūšis. Čia aišku priklauso nuo jų brandos, sugeria labai daug vandens. Ir daug vandens, pavyzdžiui, tuopos. Jeigu galima, tai taip, kaip pavyzdys, sakykime, tokia medelė, tai vasaros sezono, čia, sakykime, toks vidutinis, tikrai dar jam toli iki brandaus želdinio, bet jam grubiai apie 150 litrų per dieną tokiam medeliui gali reikėti vandens, jeigu, normaliai. Tai jis jie tiek sugeria. Jeigu ten pažiūrėsim kokį apie 30-40 cm, ten šalia turim tokį kaštoną, tokį įsišakojusį gražų prie automobilio galo. O tokiam želdiniui jau kokie apie 200-300 litrų vandens. Jisai tiek sugeria, jis tiek suvartoja per savo šaknų tinklą, tiek susirenka. Apie tokius kaip gluosnis, kaip čia tuopos, kur mes turim jau apie metrą skersmens, tai skaičiai yra kelis kartus didesni. Tai gali būti ir 5, ir 6, ir 700 litrų, jisai tiek vandens surenka per parą. Tai kiekvienas toks želdinys, jis tikrai didžiulį kiekį tos perteklinės drėgmės susirenka ir kaip sako, kad pasiekmės važiuoja, nemalonios, bet tai čia tik tai viena dalelė, maža. Čia visa kita dar prasideda ten su vėjo tuneliais, su saulės. Žiemą tiek tikrai nereikia, čia vasaros vegetacijos. Čia klausimas apie sezoniškumą. Dabar lyja, ypatingai jau medžiai neturi lapų, ar jie vis tik dar vyksta. Dar vyksta šaknynai. Maždaug koks skirtumas ar vasaros ir... Gali ir dvigubai skirtis ir daugiau. Kai vegetacija sustoja, tai ten beveik nėra to vartojimo. Dabar, kol dar minusų nėra ir po žiemę, tai šaknynai dirba, savo darbą daro toliau. Ar jie veikia? Tarp kitko, daugiausiai sugeria vandens apie 900 litrų per parą tuopos. Sakykit, klausimas toks man buvo, sakot, nauji želdiniai, jie pasodinami yra ir blogai prižiūrimi.